Sveiki visi brangiai. Tai po neilgos pauzės lendame giliai į dirbtuvių kronikų archyvą ir traukime iš ten multiką apie Kawasaki Z750. Taigi jūsų dėmesiu šiandieną pirmoji dalis. Pagamintas 2008 metais ir jam reikia šiokio tokio aptarnavimo. Ir kaip matot, jis yra tokios dailios oranžinės spalvos. Labai gaila, bet žiūrint į baką, tai panašu, kad jis buvo dažytas, kadangi yra nedadažytų vietų, tai bent jau vien iš to dalyko sprendžiama, kad jisai buvo dažytas. Taip pat matosi, kad kuro bakas kažkada trynėsi į dangtelį vožtuvų, ko neturėtų būti fiziškai įmanoma, reiškia, bet galbūt kažkam pavyko. Tai ką, brangiai, tai šitam motociklui reikia, iš esmės, sakykime, bent jau tiek, kiek aš įsivaizduoju, tai kol dar viskas neišardyta, tai tik tai turėtų reikėti elementariai aptarnavimo. Reikia pakeisti išorinius ribokštus, kadangi šitie jau surūdyje, sutrūkinėja, reiškia, ir tai tuo pačiu pakeisime ir vidinius ribokštus, kad, nidai boža, kaip sakom, pradėtų leisti tepalas. Tai aišku, ir išsiplaus amortizatoriai, šviežias tepaliukas, reiškia, ir labai tikėtina, kad jie, veiks. Sankaba. Trosas sankabos kajuk. Rankenėlę reikia išvalyti, kadangi jinai stringa ir čia kažkaip tai, nežinau, negerai įvarės ten trūksta viduje, reiškia, žodžiu, kad nesiklibėtų jinai, nes jinai taip kliba, šūdas, žodžiu. Taip pat reikia, ko gero, restauruoti pačią sankabą. Dėl to, kad tam reikalui, reiškia, yra, kaip čia pasakyti, toks nedidelė problemėlė, kuri vadinasi sunku susirasti laisvą bėgį, kai atvažiuoja prie sankryžos. Arba iš antro jungti į laisvą, dažniausiai įsijungia pirmas, o iš pirmo antras. Bandysime paremontuoti sankabą. Šiuo metu turime ir pertamtą grandinę, galbūt ir grandinę reikės pamainyti, reiškia, kol kas dar neaišku, bet reikia atsileisti galinį ratą ir pasižiūrėti, kągi ten su jie iš tikrųjų reiktų daryti. Žvaigždės, bent jau galinė kol kas, bent jau galinė matosi, kad gera, o priekinė kol kas dar neišardyta. Taip pat bėga per abudu dangtelius tepalas, čia vienoje vietoje šlapia, reiškia, ir kitoj pusėje lygiai tas pats. Nežinau, kodėl čia taip atsitiko, bet matomai, reiškia, kažką tai čia padarė, reiškia, kad tas dalykas varvantis yra. Buvo nusėdas akumuliatorius, kurį aš jau iškrapščiau ir įdėjau pakrauti. Taip pat reiktų padaryti siurbimo sklendžių sinchronizaciją ir turime labai šlykštų darbą, kur yra gazo trosai nežmoniškai sunkiai, jis grįžta atgal, bet jis nežmoniškai sunkiai traukiasi. Tai žodžiu, ką reikia prasikrapsyti tą motociklą, užsisakyti detalės ir statyti į šoną, kadangi krūva dar kitų motociklų yra, kuriuos irgi reikia pradėti ir užsisakyti detalės. Žodžiu, suprantat, ką turiu minty, kad nestovėt prie vieno, reiškia, reikia eiti ir prie kitų. Prasiardom tik tai tos dalykus, kurie yra iš tikrųjų aktualūs, aišku, tepalus dar reikia pakeisti tą motociklų, tai varvinam lauk tepalus. Tada, kas dar? Tiesa, vairo guolis dar yra negeras, netgi šitaip jaučiasi, kad yra kliūnantis, tai reikės ir tą reikalą padaryti. Dar dabar, iš tikrųjų, prieėjęs, kol čia sukinėjau jums vairą, reiškia, tai matau, kad sankabos trosas čia pravestas pro viršų. Koks idiotas įdomu tai padarė. Jis turi ten išlyst pro apačią ir ojei. Įsivaizduoju, kad šis surprizų mes kokiu nors surasime. Gerai, laikas parodys. Ir be abejo, stabdžių aptarnavimas, priekis galas irgi reikalingas, kadangi čia jau kaip matosi viskas blogai. Įtraukta guma į vidų, o kaladėlių dar tenais yra daug. Tai žodžiu, kad neklinytų ratai ir būtų galima jau kurį laiką su to motociklu tikrai važinėti be kažkokio tai aptarnavimo ar kažko tai panašiai. Pirmiausia, išsiardom sankabą, pasižiūrėsim, kokia situacija yra tenai. Kaip ir įtariau, su sankaba ne viskas gerai, diskeliai sudeginti, labai tikėtina, kad kreivi. Ir čia yra keli tokie, kur dar galima būtų panaudoti kažkur, tai reiškia kažkada gyvenime. Velniai žino. Sankabos diskai patys neatrodo blogi, šiaip padegė, bet dar turbūt galima kentėti, sakykime, reiškia, jeigu jie kaip nors ten blogai elgsis, tai tada bus galima jos tiesiog pakeisti. Tai kol kas iš sankabos tik tai diskeliai. Taip pat turime laiptukus per visą vidinį krepšelį, nors jie nėra labai baisus, tačiau įtakos aš įsivaizduoju tikrai turi. Na, o čia
Čia naisti kaip reiškia, nu, tragedija, žodžiu. Tai tikėtina, kad ta sankaba būtent dėl to ir yra padegus. Reiškia, tai, nu nežinau, pasižiūrėsim. Galbūt ir pačius diskus reikia užsakyti, reiškia, sankabos. Bet kokiu atveju pačią sankabą tai reikia krapštyti ir daryti tą restauraciją, tai pavadinkim, reiškia, to krepšelio, sankabos trosas. Nu ir viso, panašu, kad visa kita išsisprendžia be jokių problemų. Ir galima tik tai, vat, nu, reikia sulaukti dalių ir galima tą motociklą iš pagrindų prikelti ir paruošti pavasariui. Tai, nu, kaip pavasariui, nu, kaip naudojimui, ne, sakykim taip. Apie pavasarį aš kol kas dar negalvoju, nes man baisu, kad jis labai greit ateina. O darbai gerai. Čia dabar buvo vienas iš tų momentų, kai supranti, kad vasarą galvoji, pavasarį ir vasarą galvoju, kad nu va, ruduo ateis, žiema ateis, tai tikrai pailsėsiu, o kai baigėsi žiema, supranti, kad dar vasara nesibaigė. Nu gerai, žodžiu taip, užsisakome detalės ir grįžtame prie šito motociklo darbuotis toliau. Na gerai, tai nežiūrinti visus, kaip sakoma, negandas ir nu, detalių pristatymo terminus, galima krapštyti toliau tą motociklą. Tai toliau, ko gero, mes tardysime, ką mes čia galima dabar padaryti. Užsidėti dangtelį, kad tą motociklą būtų galima judinti iš šonus į kairę ir dešinę, jeigu tenais neprisišikti vidų to, ko nereikia. Ir galima prastai krapštyti gazo trosus, vairo guolį, stabdžius, reiškia, žodžiu, visą kitą paruošti, kol gausime sankabos tarpdiskus, kadangi detalių pristatymo terminai paskutiniu metu yra absoliučiai neprognozuojami. Tai, nu, kada gausim, tada gausim, galbūt kažką tai galima dar būt padaryti ir iki to. Oi, nu ką, išardytas. Motociklas, bent jau, sakykime, iki pirminio tokio išardymo. Mums čia reikia, nu, kaip jau turbūt ir minėjau, žvakės, oro filtrą pasižiūrėti, vairo guolis, kai juk amortizatorių neleidžia, bet, reiškia, salininkas, nu, to prasme, išpuvęs, išrūdėjęs, tai čia tik tai laiko klausimas, reiškia, kol jie pradės varvėti, tai norėtųsi, kad nebūtų tokio reikalo. Stabdžių profilaktika reikalinga, taip pat matosi, kad tas motociklas buvo daugiau mažiau nukentėjęs, nes sparnas, reiškia, lipdytas kažkoks tai iš visų pusių. Kitos detalės, čia aišku, varžtai visi prisukinėti, sulenktas, čia remelės yra, reiškia. Visokių tokių reikaliukų galima surasti, nu, sakykime, kurių negalėjau numatyti. Priekinė ašis taip pat kreiva galas, reiškia, jos yra vat, štai tai vat, užlinkęs, netgi, ne, gal šitaip nelabai matosi, reiškia, nu, bet sakykime, ašis kreiva reikia atiduoti, patiesinti. Na gerai, pasižiūrėkime ant šito vadinamo straight edge'o, kaip tas reikalas atrodo. Jeigu tai pasižiūrėt į vat šitą dalį, taip, tai tarpelis čia visai sumažėjęs ties sriegio, nežinau kaip čia parodyti, o čia nais, reiškia, didesnis. Tai jis prisukinėjant tą ratą mėto į šoną, reiškia, ir kai tas, nu, prisukia amortizatorių, tai tas ratas vėl nežinau kaip atsistoja ir gali būti, kad atsistoja šiek tiek taip. Biškis spaudžia ir guolius. Nežmoniškai buvo užsukta, karočią, priekinė ašis prie rato. Tai, nu, netgi nuskambėjo keiksmažodžių virtinė, reiškia, bet pavyko. Keiksmažodžiai kaip taisyklė visada gelbėjo, kad tas visas reikalas atsisuktų. Tai toliau, reiškia, kas? Vairo guolis. Per visą pasisukamą diapazoną jis banguoja. Turi, va, čia duobutę. Čia duobutę turi. Čia duobutę turi. Čia duobutė turi, o tik pradėjo suktis. Nu, žodžiu, tai čia, aišku, būtinai reikia tą dalyką padaryti. Toliau kas? Sankaba. Sankaba mes jau užsirdžiom, mes pažiūrėjom, kas rebokščias, žvakės turi pasiruošęs, gazo trosai, užstrigę, sankabos trosas, tepalas. Nu, žodžiu, viskas kaip turi būti, prisidės tik tai, ko gero, papildomai ašies patiesinimas, kadangi, nu, nebuvo planuotas tas reikalas. Nežinau, dar irgi, aišku, prisuktas šoniniai plastikai, reiškia, irgi, tačiau šitie viskas peršikna padaryta, karočią. Čia su veržle prisukta, vietoj to, kad ten turėtų būti guminė tokia, reiškia, nu, va, toks daiktas turėtų būti, reiškia, kaip čia. Arba guminė, reiškia, jūrė.
čia kur turi būti guminės įvorės varžtelis yra po šito dangtelio, tai šito aš net negaliu nuimti, nes tas varžtas neišsisuka, reiškia. Ir ten turi būti bakėjų guminė tokia įvorė. Nu, tas vadinamas well nut, ar kaip jisai ten toks, reiškia, kur įstatai tokia įvorė, kiek guminė, reiškia, priveržia ir jinai prisispaudžia, reiškia. Tai, nu, žodžiu, kaip sakoma, pagaivinsim, aš manau, kad bus galima toliau važinėti. Čia, aišku, labai šlykštus darbas su tuo gazo trosų pakeitimu, reiškia. Nežinau, gal man pabandyti. Tai ką aš pribandysiu iš tikrųjų, čia nėra ką čia savęs apgaudinėti, bus paprasčiau tiesiog išsiimti visai siurbimo, reiškia pakeisti tos trosus ir sudėti viską atgal. Aš manau, kad čia, nu, sakykime, problematiškas darbas, bet yra įgyvendinimas. Ne, nu tai va, dar čia irgi va atjungta, reiškia, ta fiškė, ne fiškė, o nesilaiko, reiškia, šitas daiktas. Nu, žodžiu, čia kažkaip netai praeina pagal mane, čia gal netgi pro apačią turėtų praeiti. Ne, per viršų tikrai ir čia nutrinta, nu tai ten, aišku, prispaustų. Kodėl prispaustų tada? O, vėl nežinau, čia kažkoks hamutas, čia kažkokia paraša, reiškia, padaryta, aš nežinau, čia kažkaip ne visai. Priekį fiškės nudraskytos, reiškia, ten viskas bet kaip buvo pravesta, reiškia, žodžiu, ant garbi žodžio, reiškia, tai. Nu, kaip sakoma, kiek įmanoma atgaivinsim. Labai tikiuosi, kad be daugiau siurprizų, reiškia, kurių neplanavom. Nu ką, tai šitas reikalas ant stalo. Ir, nu vat, štai tie nelemti trosai, reiškia, kuriuos mes čia ir bandome pakeisti. Taip. Kaip čia dabar išimti? Kaip lengva yra padaryti, kaip visas tas reikalas ant stalo. Žinot, kas keiščiausia, kad va tą trosą tempė, viskas gerai su juo. Nieko blogo, nestringa. O kai sudėdė, jisai vat, čia kažkur prispaustas matyt buvo, čia vat, užlinkęs prasitrynės, reiškia, per visą tą kampą, kur tenais, nu žodžiu. Taip, sprendžiasi, tik reikia tinkamą trosą įdėti tinkamą vietą. Taip, šitas čia. O kai jau ant motociklo būna visas tas reikalas, tai netaip lengvai viskas ir tenais juda, kliba ir tempiasi, sukinėji tą gazą, jis ten stringa po truputėlį savo ramiai. Ir kaip sakoma, nesupranti, kodėl čia taip sunkiai tas gazas sukasi. Aišku, jeigu nežinai, kaip turi suktis, tai galbūt ir net nepastebėsi, kad su juo kažkas netvarko yra. Bet, nu, kaip čia iš kitos pusės prisijungia. Neįsivaizduoju, kaip tą dalyką neišėmus pakeisti. Kaip sakoma, tokio būdo aš dar nesugalvojau. Tai už tai, aha, šitas sunkiau vaikšto. Gerokai. Nu, jaučiasi. Nu, gerai, žodžiu, šitie išrota. Naują įdėsim. Nu, kažkuriam laiko tai tikrai bus viskas tvarkoj su to motociklu. Nu, ir troso judėjimo, ir kaip sakoma, aš manau, kad iš čia greitų laikų problemų nesiprašys. Taip, kur tas trosas? Nu, davaigi. Nu. Taip, ne taip. Kažkaip tai taip. O taip. Nu, ir praktiškai galima dėti vietą. Vienas varžtukas. Valandą pasiruošimo, 2 minutės, nu, gal daugiau net negu valandą išėjo. Bet kelios minutės darbo reiškia ir viskas gatava. Galima dėti vietą, įkrapštyti. Įkrapštyti reiškia atgal čionais.
Ai, žvakės reikia pakeisti. Nu gerai, pirmą žvakės tada pakeisiu. Tai žvakės senusios. Ir ką, žinau, tokios jau paaugę, padilę. Manau, kad pats laikas jom yra būti pakeistom, bent jau vizualiai. Nu, yra tokia jau ovalas susidaręs, reiškia, o šito ypač, reiškia, toks, na, jeigu lyginant su tuo, nu, pakeisim, naujus paruoštos, jau labiau, kad viena bėda tik tai yra su bobinam, yra surūdijęs tas, sakykim, nežinau, kodėl čia kaip kažkas surūdija, bet, reiškia, va šita dalis, kur už šito užsikabina užstriekia, praktiškai visos yra išrūdėję, reiškia, aš nežinau, įtakos, aišku, turi užspaudimui, kontaktui ir pačiai kibirkšties susiformavimui tinkamam, reiškia, jeigu taip jau žiūrėt, reiškia, bet, va, jinai įsideda ir tik vienas žiedelis užsikabina. O turėtų, va, čia kabinasi gal 2 žiedeliai, reiškia, čia biškį geriau. Čia dar daugiau kabinasi, čia iš vis gerai. O šitas, man atrodo, visai nesikabina. Ne, va, vienas irgi. Va. Tai, nu, kaip sakoma, nežinau, nėra čia labai gerai, bet gal kaip nors bandysim išsisukti be tų babinų. Aišku, jos šiaip neginantis dalykas ir neturėtų labai kažkaip tai stipriai brangiai kainuoti, tai galima, jeigu ką, pakeisti ateityje tą dalyką. O dabar tada žvakutės dedam tą atgal į vietą. Ir galima surinkinėti jau tą vidurinę dalį motociklo, plasmasės kažkokią sudėti, dar kažką tai. Eisime prie vairo guolio, išsiardyti, dar reikia pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Žvakės, babinos, nu jo, čia jau apsirinks, tada visas tas reikalas jau bus taip, link pabaigos. Vairo guoliai. Nu ką juk jiems, ta prasme, jie tokie matosi išdilę per visą diapazoną, paskui tas veržlė šita, vat, pirmoji buvo užveržta nežmoniškai stipriai, reiškia, aš jau ten vos ne plaktuko atkal turėjau, kad atsukti, reiškia, tai matomai čia kažkas lindo dėl kažkokių tai vienos ar kitos priežasties, neaišku dėl kokios, reiškia, bet galbūt buvo kažkada tai gyvenime jisai pakramtytas, padaužytas tas motociklas, reiškia, ir vienaip ar kitaip gal buvo ardyta, keitė tiltelį, nes, nu, kaip ir sakiau, tiesus amortizatoriai, tai net nežinau, iš tikrųjų, reiškia, nu, va, ir čia taip, toks kaip su smėliu surinkta buvo, aš nesuprantu, reiškia, nu, žodžiu, sudilęs. Aha, pirmoji dalis baigėsi. Netikėtai kaip visada, taip pat netikėtai mes retkarčiais būname ir Instagrame, galit mūsų paieškoti ir tenais. O šį kartą tiek, brangiai, iki.